Noriu pasidalinti vieną temą, kadangi čia jau esu tokioje gražioje vietoje. Tai apie laimingą būti reikia drąsos. Ir buvo toks ir pasidalimas, klausimas, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Apie tai, kad aš einu savo greičiu, kitas eina savo greičiu. Ir nenorėti pritapti prie kito greičio. Tai reiškia, jeigu aš patiriu tam tikrus procesus, kitas nepatiria, tai nesusimažinti, kad būtum šalia tuo draugu. Aš kalbu ir apie drauges, ir apie partnerystę, ir apie bet ką, apie santykį su kitu žmogumi. Tai yra iš tikrųjų taip svarbu nepergyventi dėl kito žmogaus ėjimo. Kiekvienas mes keliaujam savo greičiu. Ir faktas, kad norint būti laiminga, reikia drąsos. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad aš einu savo greičiu ir nevaidinu Dievą tikrai, bet leidžiu kitam šalia manęs jaustis patogiai. Tai reiškia, kad aš nekišu savo nuomonės, neperšu savo patarimų, nedalinu. Aš tiesiog stebiu ir leidžiu. Ir einu savo greičiu. Jeigu manęs paklausia, aš pasidalinu. Aš žinau, kaip norisi. Jei tu žinai, kaip norisi tą žmogų atrodo paspartinti, bet iš tikrųjų nieko nėra blogiau nei per greitai. Ir žinot, daug kas nori gyvenime, sakykime, pradedi veiklą kažkokią, tai matai labai prasmingą, norisi daug klientų, ar ne? Bet gal tu panešti negali. Norisi savirealizacijos, pinigų, sveikatos ir santykių. Visi to žmonės nori. Bet kiekvienas mes turime savo gyvenimą, savo kelią ir kaip svarbu ir savęs niekur neskubinti. Ir kito niekur nevesti, jei jisai nenori, jei jam per daug tavęs. Bet tau labai svarbu suprasti, kad tau nėra per daug savęs. Tu esi savam kely ir tau negali būti per daug savęs. Tai yra taip svarbu ir taip gilu būti tame taške, toj kasdienoj, kur tu esi, bet nebūti aukščiau, bet ir nebūti žemiau. Tai tam turbūt reikia tokio nusiraminimo, suėjimo į savo ašį ir pamatymo, dėkingume, kad viskas tavo kelyje, kas yra tavo, yra čia ir dabar. Ir tai yra taip svarbu ir brangu. Ir negyventi kažkur ateity arba kažkur praeity, lygiai taip pačiai leisti kitam žmogui gyventi savo taške. Labai svarbu suvokti, nenorėti išgelbėti pasaulio, nenorėti padėti kitam,
padėti turime savo, o kai paprašo ir pajausti, ar gali padėti kitam. Jeigu jauti, kad gali, tai padėk. Jeigu jauti, kad jam bus per daug, per greitai, patylėk. Išlauk. Tas žmogus ateis iki to taško, tikrai, bet tu būsi dar toliau ir tada tau nereikės susimažinti, bet tu lyg iš savo natūralumo galėsi jam pasidalinti tuo, ką tu jau pragyvenai. Taip mes ir einam vieni su kitais, taip mes ir padedam tiesiog savo buvimu. Ta suvokti yra, atrodo taip, kaip kalbu, atrodo taip paprasta, bet tai yra taip gilu. Ir kai aš buvau tokiam pradžios kely, man labai norėjosi žmonėm pasakyti, ką jaučiu apie kitą žmogų, kažkaip jį taip sudrebinti. O dabar aš taip suprantu, kad ir taip gyvenime tiek daug chaoso, kaip yra svarbu tiesiog būti ir kad visas virsmas, viskas vyktų tokiam lengvume. Tai nereiškia, kad tau lengva. Tau nelengva yra išbūti, patylėti, nekišti savęs niekam, nesiūlyti savęs niekam, neįrodinėti savęs niekam, kokia tu čia esi nuostabi. Sau svarbiausia įrodyti, pasakyti, žinoti, pripažinti. Tai yra taip svarbu. Ir norint būti laiminga reikia drąsos, tas posakis yra toks gilus, nes kitą kartą tu atrodo su tokiom savo drąsiom idėjom gali kitiems žmonėm nurauti stogą, bet dėl to tu neturi būti mažesnė, dėl to tu neturi kažkaip tai prisitaikyti, tu gali tiesiog patylėti. O kas komentuoja, kas kalba, kas dalinasi, tai yra jau jų dalykai, apie juos, bet tikrai ne apie tave. Tai taip gilu. Kokį čia pavyzdį jums pasakyti? Apie veiklą. Kai pradėjau kurti sukneles, labai pergyvenau, kad nebuvau kažkokia tai dizainerė, bet aš taip troškau sau pasisiūti pirmiausia suknelį ir kai pamatė moteris užsimanė. Ir jos nežiūrėjo ir aš turiu diplomą šitiem gabumam. Toliau vesti žmonės, atrodo, kad reikia pabaigti mokslus. Pabaigi mokslus, nieks nepasikeičia, nieks tavęs nepaprašo, parodyk diplomą. Niekam tai nerūpi, tiesą pasakius. Bet kai tu įsibūni su viskuo, su šitais pūliniais ir savyje, savo įrodai, supranti, kad čia ne apie tai gyvenimas. Visi mes norim būti laimingi, visi mes norim lengvumo, visi mes norim per gyvenimą eiti taip paprasčiau ir tai yra taip nepaprasta. Dabar kalbant apie santykius, kaip yra, kai tu jau tokiuose virsmuose, kitas rodytus net nebesupranta tavęs, apie ką tu čia kalbi, tada irgi leisti pabūti, viskam nurimti, nepulti įrodinėti nieko. Tiesiog leisti kitam savo greičiu, bet niekada nesusimažint savęs. Leisti ir savo toliau keliauti, ir toliau keliauti, ir toliau keliauti. Ir tada, kai tu tą virsmą pati praeini, pati išgyveni, tada tas žmogus
Jau kai norės kažko paklausti ar prisiglausti, jau tu būsi praėjus ir būsi kitoj kokybei. Kas liečia apie vaikus, irgi labai svarbu, ar ne, kad mes labai gal turim juos kažkokių vilčių, norim, kad jie irgi labai tokie jaustųsi pasitikinti savimi, turėtų draugų, būtų neatstumti, iš jų nesišaipytų, kad jiem gerai sektųsi mokslai. Turim daug ten visokių įsivaizdavimų. Bet kaip svarbu leisti vaikui gyventi savo kelią, savo patyrimą, išgyventi savas nuoskaudas. Ir kaip tu jam gali padėti, mylėti, ištisai sakyti, kad aš tave myliu, iš visos širdies apkabinti. Nes pasaulyje jo gali būti labai daug visko, mokykloje, darželiuose, jį gali ir įskaudinti, ir apgauti, bet jisai grįžęs namo bus apkabintas ir žinos, kad jisai yra mylimas, žinos, kad jisai toks yra, koks jisai yra, priimtas. Niekas jo nenorės taisyti arba sakyti, kaip tu čia negražiai pasielgei. Arba žinot, iš tikrųjų labai pavyzdys iš realaus dabartinio laiko, kaip skridau lėktuvu ir iš lėktuvo išlipam ir važiavam visi autobusu iki oro uosto. Ir mama, tėtis stovi ir vaikas stovi ir sako, žinai, kad šiais metais tikrai tu labai daug mums vilčių pateisinai. Ir tas vaikas, jisai lyg ir patenkintas stovi, kad jisai tėvų lūkesčius pateisino. Bet jisai tik tai stengiasi turbūt dėl tų tėvų, ne dėl savęs, kad pateisintų kitų lūkesčius. Ir tada užauga toksai vaikas, norėdamas pateisinti visada kitų lūkesčius. Ir tuomet vaikas užauga neatsisukdamas į save, ko jisai nori, nes jisai žino, tokią programą tėvai jungia, kad jis turi pateisinti kažkieno lūkesčius. Ir tik tada jis galės pasijausti gerai, kai kažkas kitas pasakys, tu pateisinai dabar mano visus lūkesčius. Tai čia yra labai taip slidu. Ir aš sakau todėl visada vaikam, aš tave myliu, tu visoks man patinki, aš visokį tave myliu, kad ir ką tu besakytum, kad ir ką tu besielgtum, aš tave visokį myliu. Tai yra tada tokia brangenybė, nes tu tada nuo pat mažų dienų, vaikas būdamas, supranti, kad tu turi prisimti atsakomybę už savo gyvenimą, kad niekas iš tavęs nieko nereikalauja. Niekas iš tavęs nieko nesitiki. Tu gali būti visoks. Ir pavyzdžiui, kai supyksta ir nervuojasi. Ir aš sakau, aš tave suprantu. Tu piktas. Tai ir leisti visiems jausmam gyventi. Ir kitame žmoguje. Leisti jam išsibūti. O pačiai eiti keliauti savo keliu. Ir taip gyventi išmintingai reikia drąsos ir susikaupimo, nesusimažinimo ir ribų brėžimo. Man šita tema, aš nežinau jau turbūt kiek jinai man skamba, turbūt kokius 3 metus aš su ja gyvenu, kaip yra svarbu brėžti ribą, kaip su manim negalima. Nes tada labai, kada tu pradedi save gerbti, tada ir kitas gerbia. Jeigu tavęs kitas negerbia, kažkur savęs dar negerbia, kažkur dar leidi su tavimi elgtis per daug, kaip tau negera. Tai yra svarbu drąsa, nes čia įsivelia iš karto baimė. Baimė būti bloga mama, baimė būti blogu žmogumi, baimė būti blogu draugu. Ir visaip kaip. Tai yra taip svarbu. Čia visko tiek daug šitoj temoj. Tai tikiuosi pavyko perduoti tą žinutę ir kažkas kažką išgirdo.